Sveiki, trumpa fizikos paskaita. Ir šį kartą startuosiu aš nuo biologijos klausimo, o kasgi buvo pirmiau - višta ar kiaušinis? Astrofizikai turi panašų klausimą, kuris skamba taip. Kas buvo pirmiau - galaktika ar supermasyvioji juodoji bedugnė? Žvelgdami į mūsų supančią visatą, šiandien mes matome, kad kiekvienos galaktikos centre yra supermasyvi juodoji skylė. Juodosios skylės masė yra susijusi su galaktikos mase. Todėl interpretuojame taip, kad galaktikos ir juodosios skylės auga kartu. Jos vystosi kartu. Jeigu padidiname vieną, tai ir padidiname kitą pagal tą pačią koreliacijos tiesę. Bet jei pagalvosime, kas nutiktų, jeigu mes atsuktume laiką atgal į ankstyvąją visatos istoriją,